Sveiki visi, šiandien yra 15 diena, kaip aš filmuoju šitus video. Vakar šiek tiek pailsėjom, o šiandien grįžtam atgal į ritmą, vėl bėgsim, vėl sportuosim. Ir dabar žiūriu aš į kalendorių. Šeštadienį ir sekmadienį negalėsiu greičiausiai bėgti, šeštadienį gal galėsiu, sekmadienį tikrai ne, nes išvažiuoju. Video irgi sumontuoti nebus kada. Žodžiu, gana šnekėt, laikas bėgti. Bet prieš tai mums reikia energijos, tai eisiu pasidarysiu avižų, o paskui važiuosiu į miestą, reikia į parduotuvę, nes 100 metų nebuvau tenai. Jau baigėsi mano visos vištos, viską suvalgiau, reikia produktų. Ir bandysim vėl tampyti laiką iki 4 valandos, kas man labai nepatinka, nes aš dabar atsikėliau, aš dabar pavalgiau, aš noriu bėgti. Bet ne, mano bėgimas bus 4 valandą, todėl reikia pagalvoti apie tai ir treniruotis tada, kad aš ir iš tikrųjų bėgsiu varžybų dieną. Įdėsiu žiupsnelį druskytės, visada paskanina bet kurį patiekalą saldų druską. Pusryčiauju ir mąstau, kad dar reikės nueiti po obelę ir surinkti visus obuolius, nes dabar visi puvėkai krenta. Paskui jau rudenį ateina jau tie geri obuoliai, tai juos skinam, darom pyragus, obuolienės, bet dabar tai krenta visi puvėkai, tai juos reikia surinkti ir išvežti. Tokie planai iki 4 valandos. Ką dar norėjau pasakyti ir priminti, kad nereikia pamiršti, kad kalorijos yra visur ir pačios klastingiausios yra skysčiuose. Pavyzdžiui, netgi elektrolituose 100 gramų šitų miltelių yra 320 kalorijų. Tai yra tikrai nemažai. Tiek kalorijų yra mano dubenėlyje avižų. Tai va, reikia visada atsiminti ir įskaičiuoti. Tai jeigu gerit šitą, tai tikrai nevalgykit tos saldainės. Nu va, grįžau iš parduotuvės, buvau senukose, nupirkau šniūrų rožėm priraišio, dar nusipirkau dviračio skambutį, nes vakar važiuojant reikėdavo šaukti atsiprašau, ar galit praleisti, tai dabar nebereiks. Dar pirkau čia kažkokių tai juodų pupelių. Ne, labai gal skaniai atrodo, bet man labai sveikos, jose labai daug yra skaidulų, baltymų ir mažai kalorijų, tai paragausiu. Dar nuo vakar liko faršo su kuo ten aš jį dariau, su svogūnu, pomidorais. Dabar vat lygiai 3 valanda, tai reiktų pavalgyti. Dar reiktų kažkokio angliavandenių šaltinio ir tada jau 4 valandą bėgsim. Čia jau labai nedaug liko tos mėsytės, bet aš ją pasišildysiu, nesinori apsikrauti skrandžio prieš bėgant, tai pilnai užteks. Pasišildysiu ir galvoju, kad įdėsiu vieną skarbonkytę, nu čia labai mažytė, 65 gramai pupelių. Ir įdėsiu tą patiekalą į tortilją vieną. Bandžiau pakaitinti tortiliją, tai jinai tiesiog prilipo prie keptuvės. Dabar bandysim uždėti šito gėrio. Aišku, viskas netilps, tai kažkaip čia. Kūdikėlis vystykluose. Paragaukime. Man skanu. Va koksai kūdikėlis, jau 15. Nežinau, ar suvalgysiu viską, nes nepabėgsiu paskui, nes liko dar mėsos. Suvalgiau viską, nes man tiesiog labai skanu ir pagalvojau, kad man nelabai gaunasi pagaminti neskaniai. O būtų lengviau gyventi, jeigu būtų neskanus maistas, nes mažiau jo suvalgyčiau. Taip aš 40 minučių rišausi batus, nes tingiu. Belė kaip aptingau. Paskutinis dalykas, kurio dabar noriu, tai bėgti, bet nėra kitos išeities, vis tiek reikės bėgti. Sugaišau 41 minutę. Nu, bet ką padarysi, tai važiuojam. Ką tik širdis vos nesustojo. Jau 2 kilometrus nubėgau ir ką tik teko sustoti, nes užsipuolė šuo. Aviganis, tai tiesiog sustojau ir jis taip jau galvau viskas. Net nežinau, kad ir tiesiog sustojau. Nu ir jisai nustojo bėgti į mane, palojo dar biškį, kai aš pradėjau judėti ir viskas, nubėgo į kitą pusę, aš tiesiog sustojau ir stoviu dabar. Belė kaip išsigandau, šiaip eina savo. Tas šuo sugadino mano bėgimą, nes aš sustojau ir 5 minutės stovėjau, pakol nuėjau, nes šiaip tai eina savo tie žmonės, kurie taip paleidžia šunį, tai labai nesmagu yra. Aš net nežinau iš tikro, ką reiktų daryti, va jei jisai puola, aš tiesiog stovėjau ir žiūrėjau, nes nei ten aplinkui medžio, į kurį lipsi,
nieko tiesiog padaryti neina. Bet gerai, kad sustau, nes aš garantuoju, kad jei būčiau bėgus tolyn, jis būtų tiesiog šokęs. Nes aš net nespėjau jo nufilmuoti už tai, kad baisu buvo staigus judesius daryti, nes jisai tik pajudo ir jis visas. Šiandien tai kažkaip tai ne taip gerai jaučiuosi, kaip tą dieną, kai bėgau 10. tą dieną tai labai buvo gerai. Suvalgiau 6 sušius prieš bėgant ir skrebutį su medum. Šiandien suvalgiau tortilijas su višta ir pupelėm ir vynuogių dar prieš bėgant. Įsidėjau porą šakelių. Kodėl aš nieko nespėjau nufilmuoti? Ten vyras groja tiesiog lūpinę armonikėlę ir eina. Pasakiau jam, kad gražiai groja, bet nieko neatsakė, tai bet žodžių linksma. Dabar bėgu 5 kilometrą. Pažiūrėsim, kaip čia gausis. Šiandien labai lėtų tempu. Nubėgau 6 šiandien su tokia 5 minučių pertrauka, kai šuo užpuolė. Aš matau obelį ir man įdomu, ar čia valgomi, ar jie laukiniai. Bet laukiniai obuoliai tai irgi valgomi, man atrodo. Radau grybų. Čia gal kokia rudmėsė. Štai nepažįstu. Tai atrodo kaip valgomas gal. Nėra sijonėlio, bet raudonas. Kas žinot, koks čia grybas, parašykit komentaruose. Toli gerus grybų radau, tik kad aš jų nepažįstu. Man jie čia visi atrodo nevalgomi. Va, laukinė obelis. Šiaip tai obuolių nebūna nuodingų, bent jau Lietuvoj. Dar ankstokai, nesunokę dar. Einu namo ir tiesiog pradėjau grybauti. Dabar užsimaniau rasti grybą, bet jaučiu čia žmonės išrinkę seniai. Greičiau jau čia erkių prisigaudysiu, nei rasiu grybų. Nu gerai, dar beeinant radau kažkokio augintinio kapą. Čia palaidotas pikis. Arba katinas, arba šuo tikriausiai. Dabar jau tikrai einu namo. Čia kaip tam Logan Paul video, tu už manęs koks lavonas pradės kaboti. Pastebėjau tai, kad ant kairės kojos jaučiu, kad galimai tuoj bus puslytė. Iš tikrųjų jau kartą tai buvo, tai tiesiog reikia nusipirkti tokių special lipdukų, kurie kaip antra oda užsiklijuoja. Netgi gali bėgti, nereikia laukti, kol sugis. Tai greičiausiai prireiks. Pagaliau pavyko sėkmingai parsišliaužti namo. Dabar nusiprausiu ir suvalgysiu omletą. Pagalvojau, pasidarysiu taip, išmušiu šitus 2 kiaušinius, įpilsiu pieno, padruskinsiu, papipirinsiu ir plumpt viską ant keptuvės, paskremblinsiu, kaip sakoma, ir suvalgysiu viską, nu. Tai va ir praėjo dar vieną dieną. Suvalgiau omletą su avižų tortilja, dar suvalgiau jogurto su duona ir dar trapučių valgau. Aš turiu silpnybę kukurūzų trapučiam. Man ryžių trapučiai žiauriai neskanus dalykas, o kukurūzų trapučiai man identiški popkornam ir juose nėra baisiai daug kalorijų. Nemažai čia suvalgiau, bet tiesiog norėjau pasakyti į kamerą, kad nemeluočiau savo ir kai žiūrėsiu šitą video. Žinau, kad nieko neslepiu, tai suvalgiau šiandien gal 4 gabaliukus duonos, 2 tortilijas ir šitų gal 5. Tai šiek tiek nemažai angliavandenių, bet po sporto, prieš sportą tikrai jų reikėjo ir jie duoda daug energijos. Tai va, ryt gal mažiau angliavandenių valgysim, bet šiandien tai pasimėgausiu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video, like, subscribe ir iki rytojaus, ate. Anything you want, you got it.